Aš kiaulytė Pepa. Tai mano mažasis broliukas Džordžas. Čia kiaulė mama, o čia paršas tėtis. Kiaulytė Pepa. Meškučio laisvadienis. Pepa su šeimyna įsiruošė išeiti visai dienai. Tėtukas suruošė iškilą. Pepa, Džordžai, ar susidėjote daiktus? Taip, aš pasiimsiu meškutį. Aš dinozaurą. Jei imate žaislus, tai tinkamai juos prižiūrėkit. Gerai, mama. Ar jau visi susiruošę? Taip, tėtuk susiruošę. Tada pirmyn. Dinozauras. Džordžas pamiršo dinozaurą. Džordžai, reikia labiau rūpintis dinozauriuku. Dinozauras. Ar tikrai daugiau niekas nieko nepamiršo? Tikrai. Tėti, pamiršau meškutį. O kur jį palikai? Ko gero ant virtuvės stalo. Pepa, meškučiui reikia labiau rūpintis. Meškutė. Na, bandom dar sykį. Visi pasiruošę? Taip, tėtuk, važiuojam. Štai ir Iškilų rajonas. Atvažiavom. Valio. Kaip man čia patinka. Taip tylu ir ramu. Ogi čia zebriukė Zoja su tėčiu paštininku. Sveiki, ponė Zebre. Gal atnešėte paštą? Šiandien nenešioju. Man laisvadienis. Susiruošėm į Iškilą. Ir mes. Tai gal imkime ir pasidarykime didelę Iškilą. Gerai. Kokia smagi Iškila. Ar mums su Džordžu galima atsistoti ant stalo ir pažaisti su Zoja? Taip, Pepa. Zoja, aš atsivežiau meškiuką. Aš beždžionėlę. Dinozauras. Aš atsivežiau į žaislinį Iškilos komplektą. Žaidžiam Iškilą. Ak, tos antys. Kai tik atvykstam iškilauti, iškart prisistato. Čia tegu bus apelsinų sultis, o čia menamas pyragas. Tas jūsų menamas pyragas labai gardus. Vaje, antims tai turbūt ne menamų pyrago reikia. Na ką, daugiau liks meškučiai, beždžionėliai ir dinozauriukui. Kaip skanu. Beždžionėlė sako, tokio skanaus dar neragavau. Pepa, Džordžai, metas namo. Ate, Zoja. Ate. Ar jau visi pasiruošę? Taip, tėtuk. Ir mums metas namo, Zoja. Gerai, tėtuk. Puodeliai. Lėkštutės, beždžionėlė, meškutis. O ne, meškutė. Tau čia ne vieta. Pepa ir vėl pamiršo savo meškutį. Pepa su šeima grįžo namo. Ai, vienai dienai vairavimo gana. Tu ištiesiu kojas, atsigulsiu ir pažiūrėsiu. Tėti, palikau meškutį. Ak, Pepa, dabar tėtukui teks tave vėl vežti į Iškilos vietą. Na, nuvešiu. Paštininkas Zebras. Juk sakėt, kad laisvadienis, ponia paštininkė. Man taip. Bet Zoja turi ypatingą siuntinuką paneliai Pepai. Štai, Pepa. Kas ten? Meškutis. Palikai meškutį, tai parvežiau jį namo. Ačiū, Zoja. Na, meškučiai šiandien tai tikrai buvo smagu, bet Pepa privalai jį geriau prižiūrėti. Taip, mamyte. Ak, koks tu nenaudėlis meškutė. Daugiau niekada taip nepabėg. Atleisk, Pepa, nepabėg.